planuoti, remiantis, sakykime, praeitų metų gruodžio 30 vyriausybės nutarimu. Ten yra atitinkami procentai, ta prasme, kad reiškia bendras kilimas yra 11%, direktoriams 17, aukštoji 24 ir taip toliau, taip toliau. Pagal tokios procentus ir buvo numatytas tas darbo užmokesčių fondų dydis kiekvienai įstaigai. Kodėl mes nepateikėm anksčiau, tai tik dėl to, kad sausio pabaigoje mes gavom naujus koeficientų. Taigi mes negalėjom tų atlyginimų koeficientų daryti, kadangi jų paprasčiausiai nebuvom, kaip pasakyti, patvirtinusi pati kultūros ministerija. O tokiu jūs patys žinot, kad buvo biudžeto svarstymas, kadangi buvo, sakykime, kultūros programos iš esmės irgi pakankamai sodriai mažinamas, tai natūralu, kad mes jau bent laukiam galutinio rezultato ir iš karto po biudžeto patvirtinimo mūsų šitas siūlymas ir teikiamas. Vėlgi aš noriu tiesiog dar kartą pakartoti, kad čia nėra kažkoks tai disonuojantis su šiuo metu sprendimo projektas. Mes tikrai nesiūlom nei kažkokių priedų, nei premijų, nei papildomų atlyginimų kėlimų. Mes tiesiog įsivaizduojam, kad tai yra viso proceso pabaiga. Iš pradžių buvo priimta 8 metais balandžio mėnesį darbo užmokesčio kultūros darbuotojams programa, kur buvo kalbama apie 30% vidurkį pakelimą. Po to, reiškia, priiminėjant, sakykime, vyriausybės tą jau šių metų biudžetą, tas skaičiukas sumažėjo iki 11%, bet jis vis tiek liko. Ir vadovaujantis, aš jau kaip ir minėjau, šito vyriausybės nutarimu buvo sudėlioti tie mūsų biudžeto dydžiai. Ir jau, sakykime, direktoriai vėlgi vadovaudamisi tais pačiais visais nutarimais pasirašė tos, sakykime, įsakymus, pagal kurios padidino visiems savo darbuotojams atlyginimus. Ir šitas yra sprendimo projektas kaip tam tikras logiškas taškas, užbaigiant visą šitą procesą. Ir aš suprantu, kad galbūt jau šiuo metu kalbos eina apie mažinimus, dar kažką, visiškai tam neprieštarauju. Bet aš galvoju, kad reiktų iš esmės pabaigti tą didinimo procesą, bent net jeigu jūs ir toj nutarsit, kad reiškia mažinkime vėl kultūros darbuotojams atlyginimus, bet tai šiuo atveju vėl tada viskas bus logiška, proporcinga, solidaru. Nes tiek pat mažės darbuotojų, tiek pat ir direktorių. Nes priešingų atveju direktoriai tampa lyg ir kažkokiais nusikaltėliais, šiek tiek nedrįsčiau sakyti, diskriminuojamas palyginus su, kad ir mokyklų direktoriais, kur iš esmės lygiai tas pats procesas vyko. Buvo padidinti pedagogų atlyginimai, nustatyti direktorių naujų koeficientai ir viskas to baigėsi. Tai va šitos sprendimų projektomis jums siūlom baigti, sakykime, štai šitą procesą, kultūros darbuotojų atlyginimo didinimo procesą. Kai jisai bus mažinamas, tai bus visai kitas darbas, visai kitas procesas. Gerai. Klausimą nori pateikti Andrius Kalesnikas. Užsirašęs. Jūs jau antrą kartą. Tai galbūt gerbiama Regina ir tegu aš vis tiek norėsiu iš tribūnos pasisakyti. Gerai, prašom. Galima? Taip, aš manau, kad čia tas didinimas tai tiesiog ne mūsų nuopelnas, tas 11%, tiesiog kultūros darbuotojai sugebėjo įrodyti mūsų valstybei, kad jie tikrai yra reikalingi ir tiesiog gyvena labai skurdžiai ir kukliai. Tai aš manau, kad čia mes prie šito neprisidėjom ir tiesiog mums reikėtų ir palaikyti, nes kaip kitaip, nes be šito, aš nežinau, čia net ir svarstyti nereikėtų. O jeigu jau mažinsim, tai tada jau bus kitas sprendimas. Prašom. Prašau. Galbūt pranešimas skiriama 5 minučių, galbūt neužsitęsiu, kaip gerbiamas meras, bet pabandysiu trumpai ir aiškiai išdėstyti mūsų mintis vis dėlto. Tačiau šiandieną teko išgirsti diskusijose, kad daugelį tenkina tiek kultūros skyriaus, tiek kultūros įstaigų darbuotojų vykdomas darbas, tačiau mūsų frakcijas ne visiškai tenkina. Mes norėtume atkreipti dėmesį ir įvardyti, kas
netenkina. Vis dėlto mes esam tiesiog nusivylę ir nelabai suprantame, kodėl yra ignoruojami Lietuvos istorijai labai svarbus įvykiai ir jie nepaminimi tiek kultūros skyriaus, tiek kultūros įstaigų iniciatyvomis. Pirmiausia, tai esame nusivylę, kad vis dėlto nei viena Ukmergės kultūros įstaiga nesugebėjo suorganizuoti renginį skirtą Lietuvos sąjūdžio 20-mečio atminti. Labai skaudu, kad rajono kultūros įstaigų liko pamirštas laisvės kovų dalyvis kovojęs už tai, kad kiekvienas iš mūsų galėtų gyventi nepriklausomą Lietuvoje, tai Alfonsas Markūnas Plienas, o į tremtinių organizuotą renginį į nei vienas kultūros skyriaus darbuotojas taip ir neatvyko. Tačiau šiemet sukanka 60 metų nuo jo žūties, tačiau nors matome nors vieną iniciatyvą paminėčio datą, jie ne. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2009 Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio metais, kadangi taip pat vasario 16 dieną prieš 60 metų įvyko Lietuvos partizanų suvažiavimas, kuriame priimta vasario 16 deklaracija. Tačiau ar Ukmergėje ši data paminėta? Deja, ne. Klausimas iš viso iškyla, ar kultūros skyrius per pastaruosius metus yra suorganizavęs bent renginį skirtą laisvės kovos atminti Diekatėms. Taip pat šiais metais ir šiomis dienomis minime 60 metų nuo didelės tragedijos Lietuvoje, tai masinių trėmimų 49 metais. Tačiau dėja nematome nei vieną renginį šiai datai atminti. Apie Lietuvos vardo tūkstantmečio renginius, tiksliau jų nebuvimą, išsakytos mintis jau ne kartą. Tačiau ypatingai nustebino Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijoje pateikimi duomenys. Tai labai apmaudu, palyginus su juos su kitų rajonų kultūriniais projektais. Nesuprantame dar vieną faktą. Negi nesvarbus Ukmergės kultūriniam gyvenimui Deltuvos kultūros almanachas eskizai, bet taip galime spręsti iš fakto to, kad jo pristatymą neteko pasižiūrėti nei vieno kultūros skyriaus darbuotojo ar kultūros įstaigų vadovų. Manytume, kad laikas nutraukti tuščias kultūrinės idėjas mūsų rajone ir aš asmeniškai tikrai norėčiau pritarti gerbiamų Petronio išsakyti mintį ir spręsti sprendimams nesant. Vis dėlto manytume, kad kultūros skyriaus reorganizavimo klausimą reikėtų svarstyti. Pasiūlymas administracijai. Prašau. Būtinai reikia paaiškinti. Pastabų išsakyta tikrai nemažai. Malonu, kad gerbiamas tarybos narys išminėjo tiek daug datų, kurios galbūt asmeniškai labai jaudino, aš visiškai nenoriu pasakyti, kad jos nesvarbios visai Lietuvai ir panašiai. Galbūt būtų žymiai geriau, jeigu šios visos idėjos iniciatyvos būtų raštiškas, žodžiu, atsidūrusios kaip nors pas mus. Galbūt tada iš tikro jos ir būtų paminėtos ir nebūtų kažkokių problemų. Aš nežinau, aš dabar ten viso šitos serijos neatsimenu, reiškia. Aš puikiausiai suprantu, iš kurios išplaukia ir kas yra iniciatorius šitų visų genialių idėjų. Vėlgi nemanau, kad nuodėmė didelė nebūtų eskizų pristatymą, mano galva svarbiausia skaityti šitą almanachą, žiūrėti, kas ten rašoma, sekti jo lygio kitimus ir taip toliau. O vėlgi apie tūkstantmečio programą. Na, visi galėjo siūlyti, buvo skelbiama ir spaudoje, kažkiek tai atsiliepė žmonės. Galų gale ta programa kažkokia tai buvo sudėliota, jinai buvo pristatyta, jūs daugiau ar mažiau patvirtinote tos tekstus. Dabar